jumis vėl, aš Maja. Ir šiandien pas mus pakankamai, manau, įdomus video bus. Šitas čia bet man patiko, bet jis savo kadangi mes biški pakeisim mano kambario įvaizdį. Taip pat pakalbėsim ir aš atsakysiu į jūsų užduotus klausimus, kuriuos turėjau atsakyti jau labai seniai. Aš labai atsiprašau, bet aš tikrai nepamiršau apie tai ir būtinai atsakysiu. Bet kol kas pradėsime nuo kambario. Aš dabar jums paaiškinsiu, kodėl aš pakeisiu įvaizdį šio kambario. Todėl, nes pas mane bus naujas dažymasis staliukas. Ta prasme, pažiūrėkit, kokio dydžio šitas veidrodis tiesiog, jūs jį pažiūrėkit. Ir čia bus lemputės, bet jis žiauriai didelis. Žodžiu, o čia yra tas pats pagrindas ir pagal jį aš turėsiu rasti jam vietos šiam kambarį. Aš dabar kažkiek laiko noriu tiesiog pasėdėti, pagalvot, nes, ta prasme, aš neturiu tiek daug jėgų, kad 100 kartų keisti padėtį šių baldų, kadangi jie yra sunkus. Galo nesugalvojau, kaip čia viskas bus, bet aš maždaug įsivaizduoju, dėl to aš dabar pradėsiu jau viską keisti. Nu, ką aš dabar tikrai turiu padaryti, yra nuimti tos augaliukus. Dieve, kaip čia tuščia atrodo, siaubas kažkoks. O dabar mes šitą sofutę kažkur čia pastumsim ir dabar stumsim šitą vat štai čia. Va čia tai treniruoti. Net į sporto salę nereikia eiti. Tiesiog reikia biškį pakeisti savo kambario įvaizdį ir jau bus sportininkai. Prieš statant spintą reikia tenai biškį išsiurbti. Dėl to reiks patraukti biškį šitą sofą. Taigi aš nusprendžiau, kad visgi mano tas staliukas bus čia, nes jis netokio aukščio bus ir panašiai, bet tiesiog čia maždaug. Tai man atrodo, kad čia labai gerai. Aš nežinau, ką daryti. Blemba, žiauriai gaila, kad čia netelpa. Aš visą norėčiau, kad va tai būtų. Yra tobula. Žodžiu, pasistačiau, man žiauriai nepatinka. Dabar aš šitą įkišiu čia, šitą tai pristumsiu. Žodžiu, pakeisiu. Žiauriai jau pavargau. Tai vis tiek dabar pasidarysiu truputį pertrauką, kadangi reikia pagaminti sriubytę, mano paprašė. Tai nu geriau dabar tai padarysiu, nes nėra man jėgų daugiau čia stumdyti. Ateisiu po kokių 3 minučių. Ir pabaigsiu stumdyti. Tai man nelabai patinka. Šitas čia netinka, bet man patiko, bet netinka. Nes tada čia, žodžiu. Aš nežinau, ką man daryti. Tai čia, manau, stovės sofa. Reikia šitą sofą pastatyti čia, kadangi čia yra stalčiukai. Ir jeigu aš pastatysiu čia, tai kaip matote, jie čia net negalės atsidaryti. Dėl to reikia sukeisti vietom sofą. Žodžiu, atrodo taip, man patinka, viskas kaip ir good. Šita komoda yra mažesnė nei stalas mano, tai čia lieka pakankamai daug vietos ir aš galėsiu čia pasistatyti kėdutę, veidrodėlį, žodžiu,
ir bus daugiau vietos ir nereiks tipo labai spaustis. Tai va, aš labai laiminga, kad pagaliau pasidariau taip, kaip aš noriu. Ir aš tiek kartų čia jau stumdžiau, kad jūs neįsivaizduojat. Dabar čia klijuosiu šitus vat žalius netikrus augaliukus. Ir bus kaip ir baigta. Taigi va, baigiau klijuoti visą šitą reikalą, viskas atrodo visai nice. Ir kaip ir baigiau, tais liko susitvarkyti ir viską sudėti į savo vietas. Kadangi aš jau nusprendžiau galutinai tvarkytis, tai man reikia visus šitus dalykus išnešti į šitą kambarį, o šitą mano mažą padėjėją pakviesti čia, kad jis man čia viską išsiurbtų. Bet aišku, šitus skirimus aš irgi nuimsiu. Tai jo, ir aš labai noriu, kad jis man po lovą viską ten padarytų, nes aš po tą lovą jau seniai nesiurbiau. Dėl to, manau, ten bus labai daug dulkių. Aš taip džiaugiuosi, kad mes turime tą mažą robotuką, nes be jo aš tikrai taip nenorėčiau žiūrėti ir šiaip siurbti po mano lovą, kadangi jinai yra pakankamai tikrai didelė ir čia labai mažai vietos ir aš nežinau, kaip aš čia pasilenkčiau, nu žodžiu. Viskas, abu kilimėlius nuėmiau, dabar pasiimsiu savo draugelį. Tegul jis varo. O kol ten viską tvarkys mano draugas, aš patvarkysiu čia ir parodysiu jums, ką nusipirkau Akropolį. Aišku, aš be naujų drabužių. Būčiau ne aš. Dieve, nu, iš karto kitas reikalas, pažiūrėkit, koks veidrodis švarus. Tai va, mano kilimėlis, aš nežinau, ką man dėl jo daryti, nes aš vis tiek be tėčio kaip ir negalėsiu jį patiesti, kadangi yra labai sunkus stalas. Nu, tipo, jis stumti nėra labai sunku, bet kelti tikrai yra sunku. Ir manau, mes kartu su tėčiu tai darysim. Va, mano draugelis jau baigė. Oh my god, realiai viskas švaru. Taigi, dabar reikia viską grąžinti į tą kambarį. Kaip jis šviečia. Manau, visai fainai. Man reikia nuvalyti dabar šitam kambarį dulkės, tai nuo čia ir aišku, va, nuo ten. Viskas čia, viską išvaliau. Dabar einam tenai. Viskas, šitas kambarys sutvarkytas. Gerai, dabar aš jums noriu parodyti, kągi aš nusipirkau šiandien Akropolyje. Pirmas dalykas tai yra toks atmegztinis su užtrauktuku. Aš turiu tokį pat pilką. Bet kadangi aš iš jo tiesiog neišlendu, kadangi jis man žiauriai patinka, tai aš pasiėmiau tokį patį, tik tokios kreminės spalvos. Sekantis mano pirkinys yra tokie va džinsai. Jie tiesiog yra paprasti tokie, juodi, straight. Man patinka, man jie yra patogus. Su kokiais ūgais jie žiauriai gražiai atrodo. Aš užsidėjau paskutinį dalyką, kurį nusipirkau, tai yra toks atmegztinukas. Bet manau, kad su kokia dar balta maikutė po apačia būtų tikrai wow. Tai va, labai minkštas. Man iš tikrųjų labai patiko jo kokybė, dėl to jį pasiėmiau. Nu, labai gražus. Tai va. Atsiprašau už savo tokį balsą, nes aš jau sirgu porą dienų. Ir va, čia jau man tas staliukas paruoštas kosmetikai. Žodžiu, bet liko tik tais man dar čia įsukti lemputės. Tai aš dabar tai padarysiu ir tada liks tik tai tėčio darbas viską tai pajungti. Va, jau visas lemputės yra vietose, tai po kelių valandų bus šito staliuko veidrodžio įžiebimas. O dabar bus įžiebimas.
aš biškai geriau jaučiuosi dabar, bet aš dar vis tokia serganti pusiau. Dabar aš kuriau, kad visai norėčiau sudėlioti visą savo make-upą, visus savo tas reikaliukus va čia. Ir tada jau tikrai būtų baigta su šiuo kambariu. Štai ir viskas. Aš darau kiekvieną dieną dažaus. O čia jau tokie, nežinau, šventiniai daugiau. O čia vat viskas mano kūnui. Čia tokia juostelė ant galvos. Taip, čia mano nauja kosmetinė ir taip pat mano nauji tie šepetėliai. Nežinau, make-upui. Tai parodysiu. Va tokie. Nerealūs, tiesiog matot. Tokie. Jau žiūri faini. Sesė padovanojo kalėdų progą. Tai va. Viskas atrodo taip. Oi. Jėzau Marija. Aš kol kas neplanuoju nieko čia statyti, nes mama sako, ai, nu tai pasidėk kvepalus ten. Aš galvoju, nelabai šiaip noriu, tai nemanau, kad kažkas čia stovės. Tai jo. Taigi, kadangi dar nesibaigė visi šitie pakeitimai mano kambarį, tai aš norėjau parodyti man tokį dalykėlį. Labai keistai atrodo. Bet aš sakiau, tai išeina. Ir čia, žodžiu, yra girliandos tokios. Bet jos yra nepaprastos. Jos yra ant tokių kabliukų. Specialiai, kad būtų tipo ant užuolaidų. Kaip manote, užuolaidų pas mane čia. Aš jas išskalbiau, išlyginau. Jos dabar naujos, fresh tokios. Ir dabar aš jas kabinsiu čia. Ir vėliau užkabinsiu va šitus vat kabliukus. Ir bus, žodžiu, labai gražiai. Aš suprantu, kad jūs dar nelabai įsivaizduojat, kadangi aš nemoku aiškinti, bet jūs viską pamatysite. Taigi, pas mane jau yra užuolaidos, bet dabar įvyks kai kas. Labai fainu. Bet dabar gal ne taip matysis, kadangi nėra tamsu, bet vis tiek noriu jums parodyti. Tada! Man atrodo, labai fainai atrodo. Matote, kada šviesu, tai ne taip matas, bet jūs matote šitus mažiukus. Taigi, kaip matote, aš augaliuką pastačiau čia, kadangi jis man ten jau ne taip gražiai atrodė, kada čia yra šitą girliandą, kad būtų patogiau. Ir man atrodo, kad žiūri fainai. Tai aš manau, kad šita kėdė čia nestovės, nes jinai yra, per didelė čia. Manau, kad čia bus kokia nors maža kėdutė. Žodžiu, vienas faina pagalvėlė, tokia fluffy. Aš taip įsivaizduoju. Bet kol kas yra taip, kaip yra. Ir man vis tiek labai čia patinka, labai gražu viskas. Tai va, tikrai jau baigiau. Daugiau kol kas idėjų neturiu, kaip keisti mano kambarį. Kol kas gyvensiu taip, kol nenusibos. Ir, ja.
mes galim pasikalbėti ir aš galiu atsakyti į jūsų klausimus, kuriuos dabar jau pasirašiau ir skaičiau visus jūsų komentarus, visus klausimus, bet tik dabar atsakysiu juos. Aišku, aš nepamiršau, kad dabar yra jau 2024 metai. Ties šią temą yra klausimas. Kurie metai iki šiol buvo tau geriausi ir įsimintiniausi? Iš tikrųjų negaliu pasakyti, kadangi aš manau, kad man kiekvieni metai yra labai svarbus, kadangi aš kažką išmokstu, būna ir gerų, ir blogų dalykų, įvyksta labai daug įvykių. Nėra, kad aš visus metus galėčiau atsiminti, bet tikrai tam tikrus svarbius įvykius aš tikrai atsimenu. Ir visi 16 metų, kurias aš gyvenu, yra man labai svarbus. Ir jo, toks tikriausiai ir būtų atsakymas. Sekantis klausimas, kas gyvenime tau teikia daugiausiai džiaugsmo? Tai aš manau, kad daugelis atsakytų taip pat kaip ir aš. Tai šeima, tėvai, sesės, mano draugai, aišku. Ir šiaip manau, kai kada aš pati save džiuginu. Nes būna, kad aš padarau tai, ko aš galvau, kad nepadarysiu. Tai ir save aš džiuginu iš tikrųjų nedažnai, bet būna ir tokių situacijų. Aš negaliu sakyti, kad manęs ten nedžiugina kažkokios brangesnės dovanos. Tai mane irgi džiugina, bet tai aišku priklauso, koks žmogus man dovanoja, kaip jisai man tai dovanoja. Ir šiaip, nežinau, man patinka džiuginti kitus irgi man sutikė tai labai daug džiaugsmo. Tai jo. Sekantis klausimas yra, jei dabar galėtum paskambinti savo bet kuriame gyvenimo momente, koks tai momentas būtų ir ką sakytum? Aš galėčiau šiaip daug ką pasakyti, bet manau toks iš neseniai įvykusių dalykų, tai tikriausiai aš paskambinčiau savo šį rugsėjį ir pasakyčiau, kad nereikia bijoti dėl tų betlų. Kaip ir sakiau praeitame video, aišku, jeigu jūs jį žiūrėjote, jeigu ne, tai nepamirškite jį pažiūrėti, jis bus kažkur čia. Tai va, ir kalbant apie tai, aš negalvojau ir nesitikėjau, kad išdrįsiu nueiti, pašokti, paimprovizuoti, žodžiu. Nenoriu daug apie tai kalbėti, kadangi jau kalbėjau apie tai praeitam video, bet jo, aš paskambinčiau savo rugsėjį ir pasakyčiau, kad viskas bus gerai, nesiparink ir būtinai eik į priekį ir žodžiu. Tai va, aš tiesiog norėčiau save padrasinti tuo laikotarpiu ir manau, tai būtų viskas. Dar buvo iš tikrųjų labai daug klausimų, aš pastebėjau, kad sako, ten kaip geriau mokytis, iš kur gauti tos motyvacijos mokytis ir panašiai. Bet čia man taip keista, kada manęs to klausia, kadangi aš nemanau, kad aš labai gerai mokus. Aš mokus vidutiniškai, nėra, kad aš ten 10-ukininkė pirmūnė, Ne, taip nėra ir aš negaliu pasakyti, kad aš ten iš vis nesimokau, bet aš taip per viduriuką. O dėl tos motyvacijos, tai aš manau, kad reikia visada sau duoti pailsėti, nes jeigu jūs tiesiog mokysite 7 dienas per savaitę, ta prasme, jums ta motyvacija jau bus tiesiog paskutiniai vietoj ir jūs tikrai nebenorėsit mokytis. Tai aš manau, kad tiesiog savaitės eigoje reikia ilsėtis, nes kitaip nebus motyvacijos. Aš manau taip, nes iš tikrųjų daugelis žmonių tiesiog nedaro to poilsio ir labai greitai jų motyvacija tiesiog išsenka. Tai va, geriausias patarimas, kurį galiu duoti, tai ilsėkitės ir nedirbkite per daug. Jeigu jūs negalite tiek dirbti, tai nedirbkite. Buvo iš tikrųjų dar klausimas, kada mano gimtadienis. Tai mano gimtadienis yra gegužės 29. Ir aš gimiau 2007 metais, tai man jau šiais metais 17. Tai jo, net kažkaip netikiu. Manęs ir buvo paklausę, pastebėjau žiūri serialus, ar esi mačiusi turkiškų serialų? Taip esu mačius ir net praeitą vasarą man kažkaip labai buvo užėję ir aš labai daug žiūrėjau tos serialus, žodžiu. Jo, aišku, žiūrėjau, bet šio gyvenimo laikotarpiu aš nežiūriu turkiškų serialų,
kadangi aš dabar žiūriu Gossip Girl, kadangi aš mokausi anglų, bandau mokytis anglų per serialus, tai žiūriu Gossip Girl su subtitrais, tai jo, man tai padeda. Tai buvo klausimas, kokius būrelius aš lankau ir labai daug kartų tai minėjau, bet dar kartą galiu pakartoti. Tai aš lankau šokius, hip-hopo stilių ir skill studijoj. Ir taip pat vaikštau į sporto salę, pas mane čia šalia yra Impulsas, tai jo aš jį ir vaikštau, bet ne taip dažnai kaip į šokius, bet nesvarbu. Tai buvo klausimas, kaip jūs išmokote editinti. Tai aš išmokau editinti labai paprastai, nes aš tiesiog per patirtį mokiausi labai daug metų iš tikrųjų. Viską išmokau pati, labai žiūrėjau daug YouTube video, taip pat TikTok'e irgi būdavo visą laiką visokių trumpų ten paaiškinimų, kaip padaryti tokį video ir panašiai. Tai jo, ir jau nuo kokių 9 metų aš tikrai žiūrėjau, kaip editinti, bet tada editinau ne YouTube video, o TikTok'us, bet tuo laiku, man atrodo, dar buvo Musical.ly. Ir man visą laiką būdavo įdomu, kaip jie padaro tokius fainus video ir aš irgi taip noriu. Tai va, ir atsimenu, gavau savo pirmąjį phone'ą ir tada aš ten variau su Video Star. Man atrodo, taip vadinosi, kažkaip taip, jeigu aš neklystu. Ir visą laiką darydavau to slow-mo, nu žodžiu, visko buvo. Ir per tą patirtį, per tos mažus žingsniukus aš išmokau editinti, bet vis tiek labai noriu dar tobulėti. Tikrai nesustosiu ir keliausiu toliau su editinimu. Toliau, tai klausimas, kaip atrandi motyvacijos kelti tiek video? Žinokit, aš tikrai norėčiau kelti dar daugiau, bet man labai malonu, kad jūs sakote, kad aš keliu labai daug video, nes man atrodo, kad aš keliu labai mažai video. Tai jo, nežinau, ta motyvacija iš tikrųjų esate tikrai jūs, nes be jūsų palaikymo, be jūsų komentarų, aš nežinočiau, ar jums patinka, ar nepatinka, iš vis mane žiūrėti, ar jums įdomu ar ne. Iš vis aš kiekvieną komentarą skaitau ir ta prasme, man visą laiką taip širdelė džiaugiasi, kada man ten sako, kokia tu faina ir panašiai. Aš tiesiog tokia sėdžiu, tokia laiminga. Ir man tada vis daugiau norisi jum filmuoti video, kad jūs galėtumėte daugiau mane pažinti. Tai jo, gal jūs tiesiog esate mano ta didžiausia motyvacija. Ir aišku, mano noras, kadangi aš iš tikrųjų noriu ir man patinka tai daryti, tai irgi yra didelė motyvacija, kadangi man tai patinka. Jeigu jums buvo įdomu pažiūrėti, kaip aš atsakau tos klausimus, jūs aišku galite užduoti dar daugiau klausimų ir būtinai parašykite savo nuomonę, ar reikia to, ar nereikia, nu, tipo, ar man atsakinėti klausimus, ar nelabai čia yra įdomu. Žodžiu, tai tikriausiai būtų tiek. Ačiū Jums už tai, kad pažiūrėjote šį video ir mes susitiksime labai greitai. Ate.